Be abejo, norint įvertinti save, turbūt reiktų pažiūrėti šiek tiek platesnį kontekstą. Ir štai ką aš surandu Anglijos jūrinės industrijos atstovai, ką sako, jūrų verslo, kur jau Anglija iš tiesų mums ir patys suprantame, ar ne, tapatinasi absoliučiai su jūrinė šalimi ir net klausimas nekyla, ar jie tenai labai jūriniai ar ne jūriniai ir didžioji karalystė be abejo visada buvo jūrų valstybė. Ką mes randame? Tie patys verslininkai, kurie užsiima jūrinę industriją, pačiai įvairiausia, nuo rekreacinės iki žvejybinės ir statybinės, sako tą patį, ką ir mes. Kad jų šalyje nėra jokio jūrinio mentaliteto ir kad jie patys yra labai nelaimingi, nes nieks nesupranta, kiek Anglijoje jūrų industrija atneša pinigų. Tai yra milžiniškos ekonominės įplaukos ir turbūt vienos pačių didžiausių apskritai jų BVP dalių sudaro. Tai čia tiesiog, kad mes per daug neverktumėm ir nesijaustume kalti. Manyčiau, kad šita informacija yra naudinga. Antras dalykas, į kurį aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį ir šiek tiek gal tokia lengva nuoskauda pasakyti, kad mūsų šalyje, kaip ir daugelį turbūt šalių, bet kuris su krepšeliu ant nugaros nukeliavo iki upės ir nedaug dievė, jeigu paplaukė baidarę, tai jau įsivaizduoja, kad apie turizmą žino viską, yra ekspertas, gali visus pamokyti ir viską paaiškinti. Aš čia dėl to leidau savo įdėti kai kuriuos apibrėžimus, kad mes galėtume susišnekėti, kas apie ką kalbame. Iš tikrųjų, turizmas tai yra žmogaus kelionė su nakvyne ir nemokymos ir neapmokamo darbo tikslų. Rekreacija tai yra jėgų atstatymas ir jis dažniausiai siejamas yra su vietiniais gyventojais. Jūrinis turizmas yra vandens turizmo dalis ir kai pradeda mums priekaištauti, kad mes jūrinio turizmo iš viso nežinome, neminime ir niekaip su juo negyvename, tai mes atsakome, nes aš esu ir turizmo tarybos, Respublikinės Lietuvos turizmo tarybos narė, kur yra patariamasis organas prie ūkio ministerijos, mes atsakom šitą klausimą taip, kad tai yra iš tikrųjų vandens turizmo dalis. Ir vandens turizmas mums yra žymiai aktualesnis, nes tai yra platesnė netgi savoka negu jūrinis turizmas. Jisai apjungia visą vidaus rinką ir visą išorės rinką. Ir taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad yra taip vadinamieji išvykstamasis, atvykstamasis ir vidaus turizmas vėlgi kartosios, bet čia tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį į vieną tokį svarbų momentą, kad atvykstamasis turizmas mums yra tai, kas yra ekonomikoje eksportas. Tai yra mes suinteresuoti, kad kruiziniai laivai pas mus plauktų, o ne kad išvežtume savo gyventojus į užsienį, nes lietuvis apskritai judrus toksai padaras, jo, atsiprašau šitą žodį, jo, lietuvis apskritai judrus yra ir jisai visada suras, kaip išvykti. Mūsų klausimas yra ir ekonominis klausimas, labai svarbus, kaip mums prisitraukti, kaip kiek galim daugiau žmonių pas mus atvykti, nes tai mums yra tos įplaukos, kurios būtinos. Ir be abejo, vidaus turizmo skatinimas yra labai reikšmingas dalykas. Ir reflektuojant į profesoriaus pokalbį, kurias mintis, kurios buvo apklausų metu išsakytos, noriu pasakyti vieną dalyką, kad tiek turizmas, tiek rekreacija yra prabangos sritis. Ir visiškai nenuostabu, kad mes apie šitos dalykus nešnekėjom iki šiol, nes pas žmonės turi atsirasti kritinė masė pinigų tam, kad jie užsiimtų rekreaciją, kad jie pradėtų pirkti laivelius ne taip kaip dabar. Žodžiu, ten žvejūkai susimeta kažkelis litus, išsiplukdo ir paskui derasi su laivo savininku, kad dar kaip nors tą sumą numušti ir taip toliau ir taip toliau. Rekreacinis uostelis yra lygiai tas pats. Kiek pas mus žmonių jachtas turi nuosavas, kiek pas mus žmonių turi laivus nuosavus. Tam, kad mes galėtume šnekėti, kad pas mus yra būtinas masinis rekreacinių uostų plėtojimas. Tai aš tiesiog noriu akcentuoti šitą momentą, kad tai yra prabangos sritis ir ačiū Dievui, mūsų su jumis diskusijos rodo, kad Lietuvos gyventojas, nežiūrint kiek jisai kniaukia, kad jisai gyvena vis geriau ir geriau, nes jau užėjo kalba apie rekreaciją ir turizmą. Tai va čia tiek trumpai. Dabar grįžtant prie jūros, suradau visokių tokių įdomių, prie jūros reikalų, suradau visokių tokių įdomių faktų. Bet pasirodo, ne vienas europietis negyvena toliau kaip 700 km nutolęs nuo jūros. O apie tą mentalitetą žinote, va, kaip sakom, jeigu net anglai jo nemato, tai kaip čia su kitom šalim yra. Toliau, beveik pusė ES gyventojų gyvena mažiau nei 50 km prie jūros ir daugiausia gyvena pakrančių miestuose. Ir vėlgi reflektuojant su tais pasakymais, kurie jau buvo iki šiol, ir
begalinė daugybė organizacijų, kurie užsiima jūrinės politikos kūrimu. Tai yra, nėra visose šalyse, nei jungtinėse tautose, nei Europoje vieningos organizacijos, kuri kūruotų, sakykime, jūrinius reikalus ir laikytų savo rankose visas vadeles. Jau arčiau einant prie jūrų ir rekreacijos bei turizmo, norėčiau pasakyti, kad jūrų pakrantės yra vis tik pagrindinės atostogų vietos pasaulyje, visame pasaulyje. Europa neišimtis, Viduržemio jūra apskritai yra laikoma turizmo požiūriu jūra numeris 1 ir ten surenkama 30% visų pasaulio turizmo pajamų, o Europoje 63% atostogautojų taip pat renkasi atostogas prie jūros. Ir kiek mūsų tyrimai rodo, Lietuvos procentas yra nemažesnis. Na, skirtingos tautos, tiesą sakant, skirtingai reaguoja. Pavyzdžiui, iš graikų, 10 graikų, kaip matote, 8 renkasi atostogas prie jūros, o iš suomių 10 tik tai 3. Nu, natūralu, kad taip, pirmiausia, taip, čia yra susijęs su rekreacija savo šaly ir jis nelabai išeina pasinaudoti. Nu, bet lietuviai irgi, kaip matote, čia yra mūsų paplūdimys ir jūrinė rekreacija ir pajūris. Žymantas minėjo jau pačioj pradžioj, sako, nuo šito ir reikia pradėti, žodžiu, visi lietuviai, taip, mes visi mėgstame, kurie mėgstame. Ar ne, va taip, su to mūsų mentalitetu klausimas, ar ne? Žiūrint į šitas nuotraukytės, kaip ten su ta mūsų jūriniu mentalitetu. Mano gal jis visai neblogas, jis labai pajūrinis yra, tik tai, aišku, atsakomybės be abejo neštų ir visas pasekmes, tai mes nenorime, kaip minėjo kolegė. Ekonominiai dalykai, kokie čia atsispindi. Vėlgi pabandžiau parodyti, koks yra tankumas pakrančių zonos gyventojų. Ir kaip matote, Lietuvoje mes esame, ta prasme, geltona linija, tai netaip jau daug žmonių gyvena pakrantėje, o pirmiausia, būtent aš manyčiau, kad mentalitetas labai stipriai priklauso nuo to, kokią koncentraciją, koks procentas gyventojų turi tiesiogiai reikalų su jūra. Ir jeigu tas procentėlis bendram gyventojų, mūsų bendram gyventojų skaičiuje nėra labai didelis, tai turbūt tų iniciatorių ir kalbėtojų apie jūrinius reikalus bus jau netiek daug, ar ne? Klausimas buvo, ar jūrinis turizmas apskritai Lietuvai reikalingas. Čia labai turbūt profesorių papiktinsiu šituo klausimu. Tiesiog jisai yra labiau be abejo provokacinis. Vienareikšmiškai jūrinis turizmas Lietuvai yra reikalingas ir čia kilo didelis triukšmas, kai visi turbūt pastebėjote 10 metų gruodžio mėnesį žiniasklaidoje pasirodė daug informacijos apie tai, kad Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalas, kurį valdo koncernas Achemos grupė, negavo finansinės paramos, nes nebuvo įrašytas jūrinis turizmas, savoka šitokia, į naująjį turizmo įstatymą. Drįsčiau truputėlį suabejoti, kad nebuvo dėl turizmo įstatymo, vis tik tai yra ruošiami strateginiai dokumentai, turizmo bendrajam programavimo dokumente, taip pat turizmo plėtros programos iki 15 metų. Bijau, kad šitose programuose nebuvo jūrinis turizmas numatytas kaip toks, nes natūralu ir negalėjo būti numatytas. Nes mūsų vidinė komunikacija, na jau čia pereinam gal į vadybinį lygmenį, mūsų vidinė komunikacija tarp tų visų įstaigų, kurios net ir dirbame kažkokiu piršteliu su jūriniu turizmu ar jūriniais reikalais, yra labai prasta. Iš tiesų, pavyzdžiui, prieš 9 metais mes organizavome konferenciją, kurią vadinome tiesiog vandens turizmo klausimams skyrėme ir kvietėme visas, ypatingai, aišku, pirmiausia savo Klaipėdos publiką, kuri susijusi su jūriniais reikalais ir su vandens reikalais vienokiais ar kitokiais aspektais. Tai paklauskite, kiek tai mūsų tarptautinėje konferencijoje, kur nepasididžiavo suvažiuoti iš 15 žmonių, iš 15 šalių žmonės, kiek buvo mūsų vietinių organizacijų. Ir tai konferencijos jau tam ir skiriamos, kad inicijuotum idėjas ir jas galėtum paskui oficialiai diegti kažkokiuose popieriuose, dokumentuose, atstovų mes turime. Bet problema yra ta, kad mes nekomunikuojame viduje, o paskui kaltiname, kad, žodžiu, sukyla visokios, reiškia, nereikalingi ten požiūriai, arba mes šiokie, arba anokie. Ar yra konfliktai kažkokie, kalbant apie jūrinę kultūrą ir jūrinį turizmą? Be abejo, jie yra. Kol nesigilini, viskas yra tvarkoj, bet
štai reflektuojant į kolegės pasisakymą apie tai, kad lietuviai vertina, kaip žiūri į gamtos aspektus, atsiprašau, į taršą, ten dar į visokius klausimus. Be abejo, čia iš nacionalinio parko Lina turbūt pasakytų irgi nuolat daro tyrimus, kaip lietuviai žiūri į gamtos saugą ir mes matom, kad tai yra iš tikrųjų vienas didesnių konfliktų, nes vėlgi labai šnekamės sunkiai, sudėtingai tarpusavį. Vėlgi, aš suformulau tokį klausimą, nes nežinau, nei kokią publiką, nei apie ką mes čia diskutuosim, žodžiu. Mums turizmo pozicijų būtų labai svarbu šnekėti apie tai, ar yra sukurta jūrinė kultūrinė teritorinė sistema. Tai yra, kalbant ne apie teritoriją, ne apie infrastruktūrą ir ne vien apie išteklius, bet tiesiog apie patirties situacijų sistemas. Ar yra turizmo patirties situacijų sistemos Lietuvos pajūrė? Ar mes tokius dalykus turime? Nes pasaulyje mes diskutuojame tarptautinėse konferencijoje apie šitos dalykus, nes būtent šito ieško šiuolaikinis turistas ir rekreantas. Dar vienas momentas. Aš manyčiau, kad tai, kai mes pradedame šnekėti apie tą jūrinį reikalą, vis tik tai, yra pas mus dar tas centristinis požiūris, jūs ką norit tą sakykit. Vilnius gyvena savo gyvenimą, jis, sakau, atsibunda, kas kiek laiko sušunka jūra, žodžiu, apsisuka ir išvažiuoja. Mes tie, kurie čia pakrantėje sėdim, mums ta jūra visada yra mūsų kasdieninis gyvenimas. Ir ar tai rekreacijos, ar turizmo, ar žvejybos, ar ekologijos, ar dar kažkokiais klausimais. Tik tai galbūt tas, kaip sako, balsas į dangų neina, ar ne, tai kito Vilniaus gal nemokame pranešti, tačiau mes tuose problemose ir tie gyventojai vietiniai neišvengiamai su jais susiduria. Čia visokie kilo klausimai, iš tikrųjų, kas veikia tą požiūrį, kas veikia tą mentalitetą. Gal tikrai kritinis žemės ir vandens santykis šaly turi įtakos. Ar šnekėsim apie tą vandenį daugiau, ar šnekėsim apie žemę daugiau. Vėlgi, koks tiesiogiai procentas žmonių turėtų būti susijęs su jūra. Kiek ten turi būti tas bendras pirštelis įmerktas jūra, tam, kad tu pasakytum, va, jūra yra mano dalis. Ir koks pas mus tas santykis yra. Ir apskritai aš manyčiau, kad čia jūros klausimai ir jūros mentaliteto klausimas, jisai gal netgi siaurokas yra. Nes apskritai kaip lietuvių žiūri į gamtą. Tarkim, mes čia esam nemažai tyrimų atlikę tarptautinių mokslinių tyrimų projektuose su būtent Kuršių marių baseine, su šlapžemėm ypač sieja, kaip žmonės žiūri tos gamtinę aplinką. Visai žiūri, pasakysiu jums vieną dalyką. Vienas tikrai faktas yra, kad tas, kuris yra autoktonas, tai yra vietinis gyventojas, žymiai jautriau žiūri ir į vandenį, ir į jūrą, ir aplinkosaugą. O kadangi mes žinom, kad mūsų ir Nida, ir Kuršių nerija visa, ir ta pati Rusnė, ir kitapus, žodžiu, Nemuno deltos teritorijoje praktiškai vietinių gyventojų nėra. Todėl nėra ko ir norėti, kad mes labai tame dideliam rate žmonių būtumėm labai jautrus gamtai, jūrai ir dar kažkame, kas yra tik tai pirma karta praktiškai, pirma karta normalių vietinių gyventojų. Tai va, čia būtų tokios refleksijos ir ačiū Jums už dėmesį. Čia sako, Moze, sustabdyk tai, nes žvejot visi mes norim, bet vienas, kuris galingesnis, gali ir pristabdyti, kad taip neatsitiktų. Aš vis tik siūlyčiau mums tiesiog tinklą daryti, kurti, nes ir šnekėtis, aišku, ir sveikinu būtent šitą diskusiją, kuri vyksta, gal jinai tikrai nebus vien diskusija, o išvis labai gerus dalykus.